jie kaunasi dėl jūsų. Riteriams reikia pagalbos, reikia jūsų palaikymo, kaip ir bet kuriai sportiniai komandai. Jeigu ji neturi sirgalių, ji kovodama tiesiog praranda didžiąją dalį savo pergalės. Mėlyni geriau atrodo. Kas taip? Mėlyni geriau atrodo. Bet vis tiek abu visai jie. Dar saugai kažką. Nu va. Ir riteris Aleksandras pasiruošęs žengė į areną. Riteriai atiduoda vienas kitam pagarbą. Griausmingiau publika, griausmingiau, palaikom! O žiauriai kaip. Nu jos skaudėt turėtų vis tiek. Vat matote, jūs tik pradėjote palaikyti ir riteriai be abejo pajutote jūsų palaikymą. Jie kovoja stipriau, jie kovoja nuožmiau ir yra pasiruošę vienas kitą sumalti miltus. Gal ir nepavyks sumalti, tačiau kova atrodo žymiai įspūdingiau. Jaučiasi azartas, jaučiasi adrenalinas. Artima kova, skiriame, nesuskaito stumimas, skiriame, nes buvo jau artima kova. Nesuskaito nukritimas, artima kova. Kaip jau minėjau, tokie veiksmai yra draudžiami, teisėjai šiek tiek stabdo, siekdami pasidalinti įspūdžiais, pasidalinti, susiskirstyti taškais, kad žinotų, kas kiek taškų pelnė. Kaip minėjome, byla daugmaž ginčų dėl smūgių. Iš tiesų įvertinti, ar priešininkui buvo stiprus smūgis suteiktas ar buvo silpnas, yra sudėtinga, tačiau vien iš užsimojimo arba pataikymo teisėjai turi nuspręsti, ar tau smūgį užskaityti ar ne, ir dvikova tęsiama. Riteris Aleksandras leidžia savo priešininkui pasikelti ginklą. Ir dvikova tęsiama. Viskas. Kova stabdoma ir riteris Aleksandras laimi šią dvikovą. Rezultatu 10-15. Kągi, matėte, gerbėmieji, tik su jūsų palaikymu kovos tampa nuožmesnės. Ir jeigu jūs rėksite, šliupsite ir plosite kur kas